Jungtinių tautų organizacijai šiuos besibaigiančius 2012 metus paskelbus tarptautiniais kooperatyvų metais, nekartą buvo akcentuota, kad Lietuva dar gerokai atsilieka nuo gilias kooperacijos tradicijas puoselėjančių šalių. Tačiau vis daugiau kaimo gyventojų suvokia, kad susivienyje jie gali pasiekti daugiau. Šiuo metu labiausiai linkę kooperuotis pieno gamintojai, po truputį daugėja ir grūdus auginančių žemdirbių kooperatyvų. Į kooperatyvų susibūrę ūkininkai paprastai pigiau perka trąšas, o savo pagamintą produkciją parduoda didesnėmis kainomis. Smulkių gamintojų turinčių iki 5 karvių, iš tikrųjų mes vis tiek turim dar labai daug, daugiau negu pusę visų gamintojų, tačiau juos praktiškai niekas neatstovauja ir tik tai Žemaitijoje pieno gėlė, dar čia atsirado dabar jau vienas kitas kooperatyvas, bet jie galėtų ir nebūtinai per kooperatyvą arba pasidaryti kooperatyvų sąjungą. Tačiau kooperacijos naudą smulkesni žemės ūkio produkcijos gamintojai galėtų pajusti ne tik per tiesioginį pajamų padidėjimą. Susivienijusiems žemdirbiams būtų lengviau pasiekiama valstybės pagalba teikiama per įvairius mokymus ir konsultacijas. Be to specialistai įsitikinę, kad ir patys kooperatyvų nariai galėtų kur kas efektyviau dalintis patirtimi. Kiekvienais metais kalbamės ir norime, kad žemdirbiai vienytųsi. Kad turėtų savo patikimus atstovus, kurie galbūt galėtų pasamdyti ir ekspertus, kurie daugiau gali apžvelgti negu paprastas žemdirbys. Nepaisant gerų norų, niekas negali versti vienyti žmonių prieš jų valią. Tai vienas pagrindinių kooperacijos principų. Todėl valstybės uždavinys šiame procese – padėti norintiems kooperuotis kaimo žmonėms, sudaryti sąlygas, suteikti pagalbą tvarkant formalumus.